Labas siela. Noriu tave pakviesti kvantiniam šuoliui. Tavo kvantiniam šuoliui. Turbūt daugelis esate girdėję, o gal net ir knygų matęs tokiom antraštėm. Kvantinis šuolis. Ir skamba visai fainai, ar ne? O kaip tai padaryti? Ir šiandien noriu atskleisti jums, gal net ir paslapti tiktų šitas žodis, todėl kad kas jau kas, žiniasklaida tikrai jums apie tai garsiai nerėkaus. Ta paslaptis yra susijusi su tuo, kaip žiniasklaidoje garsiai eskaluojamos negatyvių įvykių antraštės, ypatingai kažkokio vieno įvykio, kuriam skiriamas tuo metu visas dėmesys žmonijos ar šalies, kaip tai galėtų padėti jums įšokti į savo svajonę. Atrodo paradoksas, kas čia per nesąmonė, ar ne, kaip tai gali būti susiję, bet to paaiškinsiu. Ką jūs darote, atsakykite tik tai sąžiningai, kai išgirstate, pavyzdžiui, apie Seagull dramą Lietuvos mastu, ne? Kuri užgožia normalius ekonominius sprendimus, Lietuvos žmonių gerovės sprendimus, vyriausybėje pranešimus. Jie tampa nebeįdomus. Įdomu tampa tik Seagull ir Sodaitis. Kaip ten jie pešasi, ar ne, kaip jie dabar dalinsis turtus, dar kažką nuveiks, vaiką dalinsis, kolios vienas kitą viešai. Ir ties tuo aš norėčiau pabaigti apie Seagull dramą. Aš tiesiog padaviau jums pavyzdį, kad sutiksite su manim, kad tas pavyzdys, kurį paminėjau, neblogai energijos sugeria žmonijos, taip? Bent jau iš žemės žemėlapio Lietuva tikrai nemažai energijos šiuo metu siurbia. Ir tuo metu, kai vyksta įvairūs, net paimkim ir COVID, ar ne? Po COVID ėjo karo drama, po karo dramos ėjo krituolių drama. Dabar žiūrėkit, krituoliai jau kažkur dingo iš antraščių. Dabar vėl kas nors ateis. Ir viską, kas ateina, jeigu taip žiūrėt, pakiltų aukščiau virš įvykių, galima suprasti, kad tai nėra nesuplanuoti dalykai. Tai yra mano nuomonė. Pasakysiu kodėl. Todėl, kad aš pati dažnai mėgstu dalintis savo mintimis ir nereikia būti banga ar dar kažkuo didžiausia pasaulio aiškiaregė, kad jeigu įsigilinam į dalykus, tai jų esmę, kad suprasti, kad jau galima nuspėti ateitį, kas bus toliau. Tai tarkim ir pati esu radusi, kaip iškrenta, žinote, Facebook'e memories. Tai visai netgi vakar iškrito memories, kai aš likus 8 mėnesiams iki karo pasidalinau ant Facebook savo sienos, kad sekantis dalykas, ką į žemę atves žmonijai, tai bus karas. Tai va, tai čia tiesiog sekant to, sakykime, visą tą matricą, kas dėlioja, stebint, analizuojant, labai sakau paprasta būti ponia Vanga. Tai tikrai su viso pagarba. Žodžiu, tuo metu sutiksite, kad tie įvykiai žmogų išsunkia, žmogus vaikšto, nesupranta, kas darosi. Aš tik primenu, kad aš jums visą šitą preliudiją pasakoju tam, kad finale jūs iššoktumėte į savo svajonę per šitos įvykius, kad ir kaip paradoksaliai jums atrodytų. Bet to aš artėsiu prie pavyzdžio, kaip man pavyko iššokti per karantiną į savo svajonę, padaryti kvantinį šuolį. Tuo metu aš dar nesupratau, kad tai vyksta. Tiesiog natūraliai pagal širdį aš tai dariau. Tai nebūtinai kitą kartą, norint atitikti kažkokias ten teorijas ar aukščiausias paslėptas žinias, reikia žinoti jų terminus ar pavadinimus. Kitą kartą žmogus gyvenantis širdimi gali natūraliai taip gyventi. Pagal tai, kaip aukščiausios dvasinės išminties knygos rašo ir tais terminais ten dalyjasi. Tai tokio dalyko kaip kvantinis šuolis tuo metu aš kažkaip nesusimaščiau. Aš žinojau tą frazę, bet aš nesusimaščiau, kad aš tai jau darau. Tai per karantiną
tuo metu, kai visi tikrai gyveno baimėje, ar turės darbus, ar kaip čia bus toliau su pinigais, kaip su ateitim. Kiti buvo priklausomi nuo parduotuvių, nuo ėjimo, į parduotuvę. Ir nuo kavinių, nuo barų, nuo naktinių klubų buvo priklausomi. Šitie žmonės turėjo stipriai susispausti savo komforto zoną ir jie pasijuto tarsi narvelėje. Automatiškai, jeigu jie nesidomėjo saviugda, nesidomėjo dvasiniam žiniom, natūralu, kad šitiem žmonėm buvo be galo sunku. Kai kurie ėjo į depresiją, kai kurie pykosi su šeimom, skyrėsi ir taip toliau. Todėl, kad jiem buvo sunku iškęsti šitą uždarimą. Kas man atrodė labai fainas dalykas, todėl, kad aš visą laiką buvau tokia savy, visą laiką mėgau atskirą erdvę nuo didumos žmonijos, tokia vienišė labiau, nes tame vienišume aš galėdavau mąstyti, filosofuoti, siekti. Siekimas vykdavo natūraliai, todėl, kodėl sakau vykdavo, bendrai irgi galiu sakyti ir dabar aš tokia pat nepasikeičiau nuo to, ką pasakoju. Taigi tas siekimas kažkokių tai svajonių, kažkokių savo vidinių vizualizacijų, ką esu susvajojęs, vyksta natūraliai. Ir man buvo tokiam žmogui, žinoma, kad lengviau iškęsti tos karantinus, bet, kaip sakau, buvo žmonių, kurie to laikmečio nepanaudojo savo labui. Jie atidavė savo energiją ir jautėsi išsekę, be gyvybinės energijos, be sveikatos, be dvasios, kaip pavadinti, nes jau beveik tikrai ta dvasia vos nepardavė visam tam karantino egregorui, kas buvo sukurta. Vėliau vakcinų egregoras, tam skaldymusi karui. Pastebėkite, čia tam, kad vyktų karas, net nereikėjo tikro karo. Ir dabar tebevyksta Lietuvoje, yra tam tikri žinomi žmonės, public figūra, žinomos figūros, kurios mėto tuos kauliukus masiai, kuri praryja jauką ir atiduoda savo energiją, nes plėšo šalį į dvi grupės, kur pavyzdžiui iškelia tam tikrą temą ir viena už, kitą prieš. Ten buvo, kad ir Matijošaičiui užduotas klausimas, ar ne, kam priklauso Krymas, ir automatiškai, jeigu jis pasirinko sąmoningai iš vis nesivelti į šitą durdomą, tai jau jis, žiūrėkit, tos dalies žmonijos, kuri, ar ne, suformuota nuomonė tam tikros publikų figūros, čia yra mano nuomonė, ką kalbu, automatiškai pažiūrėję, kad kariauja prieš tą kitą jau, ne? Bet ta kita, kuri yra tarsi pozityvioji, kuri gina, jinai irgi kariauja, nes jinai ginasi. Tai tas, kas sugeba šitose visose fiktyviuose tokiuose, sufalsifikuotose, sumodeliuotose karuose, vidiniuose šalies, kas sugeba išlikti neutralus, tas gali šokti į savo kvantinį šuolį, į savo svajonę, tas gali atlikti kvantinį šuolį. Bet tam būtinas yra atsitraukimas. Ir kuo daugiau energijos žmonės atiduoda nuomonių karams, tikriems karams, netgi sakau, kaip ta Siegel drama, jau paimkim visiškai tokį paprastą pavyzdį, bet taip jau yra, kad žmonija mėgsta kažkokio tai žinomesnio, nors nieko jis gali būti nepadaręs žmonijai, jis tiesiog kažkokiu būdu prasimušė į tą žinomesnio vardą ir mėgsta, kad ar jam sektųsi ar nesisektų, jie mėgsta, suprantat? Ir čia ir yra tas sukuriamas ties tą žinomą figūrą egregoras, kuris gauna energiją. O tie visi, kurie kariauja tarpusavį, yra iščiulpiami. Ir jie lieka pirštą čiulpt, atsiprašau šitą frazę, bet taip yra. Tai tas, kuris atsitraukia tuo metu, kai energija yra visa sutelkiama į vieną klausimą, pavyzdžiui, kažkoks vyktų interviu tarp dviejų priešingų polių, dviejų priešingų pusių, kur žmonija susiskaldžiusi, kažkoks dar
kažkoks tuo metu, tą valandą įvykis, renginys, kur lips kažkas ant scenos ir visi bijo ten, pavyzdžiui, jį nušaus ar nenušaus kiti kažkokie. Ta prasme, kažkoks didelis įvykis, kitą kartą ir teigiamas, jeigu gali atvažiuoti į šalį kažkoks didelė persona. Žymi, tai vėlgi visa energija, visa žiniasklaida, visi pumpuoja žmonėms smegenys, o žiūrėkit, kas atvažiavo, o visi važiuoja ten nors pamojuoti, nors pasižiūrėti, nors per nuotrauką galima netą padaryti, bet ne, reikia va taip nuvažiuoti, savo energiją atiduoti, tai automatiškai tuo metu, net jeigu, sakau, ir geras įvykis vyksta, galima panaudoti tą tuščią eterinį lauką, kur energija visai nukreipta visų žmonių į kažkokį tai public figūrą, kvantiniam savo šuoliui. Nes visas energetinis laukas ir pavadinkim visi tie mūsų vedliai, angelai, sargai, mūsų ženklų rodytojai, mūsų gyvenimo kelio ėjimo. Jie būna labai užsiėmę, jie turi daug žmonių, kam reikia padėti. Bet yra, kai jie ilsisi, tai ilsisi. Aš jums dabar labai primityviais žodžiais pasakoju apie visą šitą sistemą, kurios mūsų plika akis nemato. Tai kai jie ilsisi tada, kai jų globojamieji atiduoda savo energiją kažkokiam įvykiui, tuo metu mes galime atsitraukę nuo tų įvykių, paprašyti, pavizualizuoti savo svajonę ir taip įšokti į ją. Tai ir yra tas kvantinis šuolis, kai mes savo energiją nukreipiam į savo svajonę ir įšokam į ją, o ne dalijam ją kažkokiems tai stipriems įvykiams. Tai pasinaudojam tuo tarpeliu ir per tą plyšį įšokam. Šiandien aš jums pravesiu bendrinę kvantinio šuolio meditaciją, kur aš tikiu, kad daugam tiks ir daug kas galėsite pasinaudoti. Tai yra savo svajonių namų susikūrimas, įšokimas į savo svajonių namus, savo svajonių santykių susikūrimas, savo svajonių sveikatos susikūrimas. Ir jau kai kas pagausite, kaip yra kuriamas kvantinis šuolis, galėsite dar dasipildyti, kaip jūs norite susikurti tą savo šuolį. Kaip ir sakiau, aš pati nežinodama per karantiną įšokau į savo svajonių namą. Tuo metu, kai žmonės išvis liovėsi imti ir paskolas, liovėsi imti pirkti būstus, liovėsi labai daug ką su nekilnojamu turtu daryti, susistabdė visus savo klausimus. O man tuo metu susidėliojo natūraliai aplinkybės, kad aš iššokau į savo svajonių namą. Ir tuo metu dar to nesupratau. Ir kiek buvo vedimo, kiek buvo pagalbos po to, kad dar ir įsikurčiau gražiai, kad ir vyktų mano svajonių aplinkos sukūrimas. Žodžiu, dabar tik atseku įvykius, kaip nesąmoningai iššokau. Tuo metu, kai žmonijos energija diena iš dienos buvo atiduodama žinioms bei karantinui. Tai, mielieji, tikiu, kad visi turime dar mūsų negyvendintų daug svajonių. Ir net jeigu ir turite jau kažkas svajonių namus, maža kas, gal dar ten trūksta kokio žiemos sodo, tai galima dar pasvajoti, visada yra kur svajoti. Taigi kviečiu įkvėpti, iškvėpti, sutelkti savo dėmesį į širdį, pajausti, kad jums gera būti ten, kur jūs esate dabar, pajausti dėkingumą už visą patirtį, kurią jūs įgijote. Galite ir tarti ačiū mamai, ačiū tėčiui už suteiktą gyvybę,
už tai, kad užaugino. Jeigu neužaugino, tai užteks ir už gyvybę padėkoti, bet nuoširdžiai, su pilna meilė širdim, kad jie galėjo tėvai tuo metu padaryti dėl jūsų tai, ką geriausiai galėjo, suteikti jums gyvybę. Na, jeigu dar ir užaugino, tai čia atskira didžiulė padėka jiems lekia. Ačiū visoms gyvenimo negandoms, kurios mane užaugino, subrandino. Ačiū visiems žmonėms, kuriuos sutikau. Geriems ir blogiems, bet tai tik mano vertinimas, kuris gali būti klaidingas, kas vienam geras, kitam blogas. Kas viename mano laikmetyje man atrodo gera, kitame mano laikmetyje gali atrodyti bloga, todėl neprisirišam prie vertinimų. Tiesiog padėkojam visoms patirtims, kurios įtakojo, kad mes šią akimirką būtume čia ir dabar tuo, kuo esame. Dėkojam visom aplinkybėm, visiem vedliam, visiem angelam, kurie mus veda, kurių mes nematom. Retai pamenam, kada jiem padėkoti kitą kartą, bet šią akimirką sutelkėme savo dėkingumą už tai, kad jie mus veda. Dėkojam kūrėjui, kad mus saugo, kad iki šios akimirkos išsaugoja mūsų gyvybę. Ir mes galime mąstyti, galime eiti, kilnoti rankas, judėti. Galime kurti, gyventi. Dėkojam. Apsigaubiam kūrėjo meilė ir šviesa, įsivaizduojam, kaip mūsų užlieja didžiulis šviesos šleifas, šviesos gaubtas, šviesos lankas, spindi aukso spalva. Kitiems gali neįspindėti tokia balta, bet purpurinė, šiek tiek su sidabru. Švytinti tą energiją aplink mus švyti. Mes esame visiškai šiam kvantiniam šuoliui apsaugoti ir susiderinę su kūrėjo vibracija, susiderinę su savo dieviško plano, aukščiausio dieviško planu. Įkvepiam, iškvepiam. Pajaučiam, kaip mums gera, kaip mes visiškai atsipalaiduojam. Leidžiam bent šią akimirką negalvoti apie savo kūno esančius dirgiklius ar aplinkos. Įsitaisom taip, kaip mums patogu. Jūs galite šį kvantinį šuolį atlikti absoliučiai kaip jums patogu. Kvantiniam šuoliui kitą kartą gali sutrukdyti jūsų praeityje užstrigę emociniai blokai, todėl labai vertinga prieš šį šuolį šiek tiek apsivalyti aplinką. O tam padės mūsų emocinių blokų anuliavimas. Tai tiesiog galime išreikšti tokį ketinimą, kad savo laisvą valią šią akimirką aš anuliuoju visus emocinius blokus, kuriuos esu sukaupusi ar sukaupęs praeityje, kuriuos atsimenu ir kurių neatsimenu, kuriuos turiu sąmonėje, kaip atmintyje laikau, kurių kaip nelaikau, bet jie vis tiek yra, tai aš juos anuliuoju ir jie man daugiau nebeturi įtakos. Taip pat labai svarbu kvantiniam šuoliui šitoje realybėje nebebūti susisaiščius su kažkieno primestomis programomis energetinėmis ar įžadais. Pavyzdžiui, jeigu jūs esate davę skurdo įžadus praeituose gyvenimuose, buvote vienuoliai, kunigai, šventikai, dar kažkas iš tos asketizmo srities, tai tikėkite,
tikėtina, kad tie įžadai jums tempia jūs žemyn finansinė prasme, tad irgi galime anuliuoti savo vidinių ketinimų, visus kažkada praeituose gyvenimuose sudarytus įžadus, kurie jums trukdo jūsų dabartiniam kvantiniam šuoliui, dabartiniam jūsų svajonėm, dabartiniam jūsų aukščiausiam planui. Taigi išreiškime ketinimą, kad aš anuliuoju visas savo sudarytas kažkada sutartis praeituose gyvenimuose su tuo, ko aš net neatsimenu, tuose gyvenimuose, kuriuo aš dabar su šia sąmonė net neatsimenu. Tačiau aš anuliuoju tuos įžadus, sutartis, išvalau visą tas pasiekmes, kurioje meilė ir šviesa. Tiesiog pripildau daug kurioje meilės ir šviesos, palieku tuose praėjusiuose gyvenimuose tuos savo įžadus, bet jie yra išvalyti, kurie meilės ir šviesos, jie man viskas nustoja kenkti, nustoja stabdyti mane. Ir aš esu laisvas. Pajausiu, taip lengvėja, netgi krūtiniai, nuo pečių tarsi akmenys nusiridena, tačiau tai dar ne viskas, mėlyje, nuo kojos. Reikėtų, kad būtumėt išsivalę prieš šokdami į savo svajonę. Yra toks dalykas kaip ir šis gyvenimas, tai išsivalykime ir nuo šio gyvenimo sąmoningai ir nesąmoningai duotų įžadų ar sutarčių sudarytų bei negatyvių programų, primestų ar patiems nesąmoningai kažkaip pasimtų, bet mes jas turim. Taigi išreiškime ketinimą vidinį. Aš sąmoningai apsisprendžiu nutraukti, anuliuoti visas šios mano inkarnacijos, šio mano gyvenimo sutartis, kurias sudariau sąmoningai ir nesąmoningai, įžadus, kuriuos sudariau sąmoningai ir nesąmoningai. O taip pat anuliuoju visas programas, kurias gavau iš pat vaikystės, aplinkoje, kurioje augau. Iš savo tėvų, iš savo protėvių, negatyvias programas, kurias gavau, aš jas anuliuoju, jos man nebereikalingos. Visas programas, kurias gavau iš aplinkos, kurioje augau, pradedant darželio auklėmis, močiutėm, kaimynėm, kaimynais, draugų tėvais, mokytojais mokykloje. Visos aplinkos girdėtom frazėm. Aš nuo jų išsivalau, aš jas anuliuoju. Įvairios tos frazės, kaip pinigai ant medžio neauga, arba gimei ubagų šeimoje, tai ubagų ir liksi, nesiskverbk, aukščiau bombos nešok. Visi šie klaidingi įsitikinimai, visos šitos programos yra anuliuojamos su didžiulė padėka, kad jos buvo, todėl kad jeigu jos buvo, reiškia, man jų reikėjo, jos galbūt mane pristabdė nuo kažkokio dalyko, kurio aš tuo metu dar neturėjau patirti. Su didžiulė padėka aš atsisveikinu ir anuliuoju visas gautas programas, kurios man jau nebetarnauja. Ir jeigu aš esu šiame taške šiandien ir girdžiu šį balsą, šį vedimą, šią temą kalbant, šią temą vedant apie kvantinį šuolį, reiškia, aš jau esu pasiruošęs savo kvantiniam šuoliui. Išvalau visą aplinką, kuri man nebetarnauja, mano svajonė, mano aukščiausiam dieviško planui. Aš susiderinu savo kvantinį šuolį su savo aukščiausiam vertybėm, su savo esybės aukščiausia esme, su savo esybės aukščiausiu dievišku planu. Ir tiesiog atsiduriu nuostabiuose namuose, apie kuriuos aš visada svajojau. Ir atkreipiu dėmesį, ką aš čia pirmiausia pamatau. Tai kiekvienam yra skirtingas dalykas. Pamatykite, ką jūs dabar pamatėte savo svajonių namuose,
kurie šią akimirką yra jūsų realybė. Patikėkite, kad tai yra jūsų realybė. Užuoskite savo namų kvapą. Pirmiausia, užuoskite. Galbūt jūs užuosite bijūno kvapą, galbūt užuosite jazmino kvapą, galbūt išgirsite židinio cvaksėjimą, o galbūt pamatysite žvakės liepsną. Pavaikščiokite po savo namus, aptyrinėkite erdvę. Pažiūrėkite, kaip išdėlioti baldai. Ar tai 1 aukšto, ar tai 2 aukštų, o gal tai daugiau aukštų, jeigu tai yra kažkur butas Dubajuje. Žiūrint, kur tie jūsų namai, įsivaizduokite ir tą aplinką. Gal girdite miško ošimą, jeigu tai namas prie miško. Gal per langą atidarykite ir pamatykite upę ar kažkokį vandens telkinį tyvuliuojantį. Pušis svyruojančias nuo vėjo. Pajauskite, matykite, viską išjauskite, kaip jūsų svajonių namai dabar yra šią akimirką jūsų realybė. Nepamirškite elgtis taip, kaip elgtumėtės realybėje. Jeigu jūs kas nors įleistų į naują namą ir sakytų, va, čia tavo, apžiūrėk, ką jūs darytumėt. Jūs pasineštumėt per visus kambarius. Neslėpkit savo emocijų, wow, džiūgaukit, stebėkitės. Jeigu matote su savim kažkokį žmogų, savo vaiką, savo mylimą žmogų ar savo artimąjį, bevaikštantį po savo jūsų namus, tai veskitės ir jį, džiūgaukite kartu su juo. Apžiūrėkite ir vonios kambarį, koks jisai nuostabus, koks patogus, kaip ten viskas, ko neturėjo, dabar jau yra. Apžiūrėkite galbūt netgi savo kažkokį darbo kabinetą ar dirbtuves, galbūt matote savo namuose. Gal kažkokiais rankdarbiais labai norite užsiimti ar tapyti, viskas ten yra sudėta, paruošta, jūs tik darykit. Žiūrėkit kokią lovą, iššokit, įkriskit į tą lovą, pajauskit. Ar tai tokia lova, apie kokią jūs svajojat visada. Pažiūrėkit, gal iš karto prie lovos yra ir atskiras vonios kambarys, tik tais jums. Gal yra drabužinė, tik tais jums, su nieko nereiks dalintis. Nereikės grūsti drabužių į lentynas, tiesiog viskas bus plačiai, daug pakabų. Patikrinkit, ar jūsų būstas turi balkoną. Jeigu turi, išeikit, įkvėpt oro. Apsidairykit aplinką, kokia jinai. Gal tai daug gėlių, gal tai daug medžių. O gal tai miestas. Kiekvienas svajoja skirtingus dalykus. Gal tai didžiulis senamiesčio šurmulys, gal tai vakaras, kai jūs įėjot pasižiūrėti. Gal girdite trinkelių kaukšėjimą, žmonių ėjimą. Pajauskite, o gal girdit kažkokį koncertą. Senamiestis atvažiavo kažkokį koncertą. Groja, jūs girdit, gal jūs apie tai svajojat. Kaip vasaros naktį atidarot langą, o ten koncertas gyvai. Pajauskit, o gal jūs svajojat gyventi prie bažnyčios, girdit jos varpus. Viską išjauskit, viską, ką jūs svajojat. Viską sudėkit į savo svajonę. Aš, pavyzdžiui, kai savo namus vizualizavau, svajojau visada, kad turėsiu kur pasikabinti savo paveikslus, kad turėsiu namuose galeriją. Ir ta galerija dabar žiūri mane kiekvieną dieną. Kiekvienas gali kažką savo susigalvoti. Gal kažkas yra sodininkas didžiulis, daržininkas, gėlininkas. Pažiūrėkit, gal jūs svajojate apie savo žiemos sodą, kurio vidury yra vonia.
su atverimu stogu, kad galėtumėt matyti žvaigždes stikliniu stogu. Pajauskit gal visose namuose išvedžiota labai gera garso sistema, kur jūs galite pasileisti savo mylimą, ar tai meditacija, ar tai muzika, gal ir roko muzika, nesvarbu. Juk jūs esate unikalus. Unikalus svajotojas. Viską leiskite savo name. Mėlyje, gera. Laikite virtuvę, pajauskit kokia jinai dydžio, apie kokią jūs svajojate, kaip viskas išdėstyta, o gal yra atskira salelė darbastaliui. Gal jinai yra mažytė, o gal jinai yra labai didelė. Ar jinai yra sujungta su svetainė ar atskirta, viską pajauskit, viską pamatykit. Kokia pagrindinė erdvė, ar jinai didelė ar mažytė, kaip viskas išdėliota. Ar yra spa zona, ar yra baseinas. Viską pamatykite savo svajonių name. Todėl, kad tai yra jūsų svajonė ir jūs gana gyventi taip, kaip jūs nenorit. Šokite į savo svajonę, leiskite angelams ir vedliams padėti jums ateiti kuo greičiau į savo svajonę. Taip, kad jūs net būsit pamiršę apie ją ir žiūrėkit, jūs sėdit savo svajonėje, savo svajonių namuose. Dabar, kai jūs esate savo svajonių namuose, girdit savo svajonių namų garsus. Dar maža smulkmena, kurią mes pamiršom, galime nueiti į garažą. Nueiti į garažą ir pamatyti savo vairavimo priemonę ar priemonės. Jeigu jūs visiškai esate prieš automobilius, garažas gali būti skirtas ir jūsų paspirtukui ar dviračiui. Svarbu pamatyti tai, ką jūs norit. Bet jeigu jūs esate už automobilį, tai įsivaizduokite, koks ten tas jūsų automobilis tame garaže stovi. Štai dabar, kai diktuoju jums šį vedimą, plaukiantį iš flow lauko, pati suprantu, kad ir automobilį aš irgi iššokau į kvantinį šuolį. Ir tai yra įmanoma, jeigu labai einat savo širdies keliu, mielieji. Savo širdies keliui negali būti jokių užtvarų, jokių užkardų, nes tai jūs esate autentiška šito inkarnacijoje, esate čia ir dabar. Jūs nežinote, kiek jums dar liko laiko, todėl išnaudokite savo buvimą čia ir dabar maksimaliai. Nė vienos dienos neapleiskit savo svajonės ir net neleiskit iš vis niekam jos griauti. Nereikia apie ją girtis, užteks, kad jūs savo žinosit ir savo tyliai ramiai darysite kvantinį šuolį į savo svajonę. Pajauskit, koks tas jūsų automobilis, ar galite įsėsti. Gal pamiršot, nežinau, kažką pasimti iš savo automobilio, kokį tai lūpų dažus, ar tai kelius eurus. Pažiūrėkite, kaip ten tas vairas laikosi, koks ten ženkliukas vairo vidury, kokios spalvos, salonas, veliūrinis ar odinis. Pažiūrėkit, gal jūsų automobilyje yra įdiegta irgi labai faina audio sistema, gal yra įdėtos kameros, apsaugos visokios, visos pagalvės, viskas. Gal jums tai labai saugumas sukurtas ir automobilis. Sekimo sistemos niekas jau jo nepavogs. Jeigu ten prabangus ir jūsų dar kažkokie emociniai blokai lenda, kad su prabangiu tai jau čia mane visi ir draugų neteksiu ir pavydės kaimynai ir pavogs galiausiai vagys, tai ant dalių arba ant iš vis naujai perdarys, tai anuliuojam, paleidžiam šitus visus klaidingus įsitikinimus, nes mums nei draugai dėl to dings, mums nei kaimynai dėl to pavydės, mums nei pavogs, mes esam
visiškai atvira širdim pasiruošę priimti savo šią susvajotą dovaną savo šitoj inkarnacijai, čia ir dabar. Nes, kaip sakiau, mes niekas nežinom, kiek mums liko laiko ir netidėliokim savo svajonių į ateitį. Jas priimkime čia ir dabar. Nuspręskime jas priimti čia ir dabar, o jeigu išlindo kažkoksai emocinis blokas trukdantis, dar kažkoks rado kažkokį tarpelį ir pralindo, tai anuliuojam. Išmaudom tos emocinius blokus, kurie meilė ir šviesa. Ir priimam savo svajonę čia ir dabar. Na dabar išeikim į kiemą, pažiūrėkim, gal ten laksto kokie augintiniai mūsų susvajoti, gal ten žiūrėkit draugai kokie atvažiuoja, gal tėvai, gal giminės, gal mylimas žmogus, kurio gal nėra, gal tas pats, kuris yra, gal broliai sesės atvažiuoja. Pasitikime per vartus kažką grįžtantį, ar tai grįžtantį jau į namus pas mus, ar į svečius atvažiuojantys tą, ką jūs norit. Galbūt su kažkuo santykiai nesiriša ir jūs norit susitaikyti, tai priimkite į svečius pas save į namus. Ir pajauskit, kaip gera, kaip jūs apsikabinat. O, žiūrėkit, dar ir gėlių kažkas atnešė. Priimkit su džiaugsmu. O, dar ir pyragą ištraukė. Irgi priimkit su džiaugsmu, su didžiulė padėka. Veskite svečius arba savo mylimą namo. Vis tiek, ar tai mylimo, ar tai svečių laukiat, toj savo virtuvėj paruošėt valgyti, pasodinkit prie stalo, pavaišinkit, sudėkit patiekalus, kuriais norėtumėt pavaišinti. Savo elgesį irgi galite pamoduliuoti, kaip elgiatės. Ar jūs ten apsikabinat, ar jūs ten švelniai vieni su kitais kalbate, žiūrit vieni į kitus su meile. Galbūt jaučiate, kad meilės didžiulis toks debesis jūs užliejęs ir jums gera kalbėtis. Pajauskit, kaip gera būti su savais, savo susvajotėse namuose. Tiesiog labai gera būti. Išjauskite, kokia jūsų gera sveikata, kaip jums absoliučiai nieko neskauda, kaip jūs jaučiate džiugesį savo kūne, kaip jūsų visi organai gerai veikia, kaip jūsų visos kūno dalys veikia. Kojos eina, kojos kyla, netraška jokie sąnariai. Jūs galite netgi atsitūpti, atsistoti, galite pakelti rankas į visas pusės. Jūsų nugara labai jaučiasi šviesus jausmas, džiugesys, nugara toks lengvumas, visiškai jos neskauda. Pajauskite, kaip jūs visiškai gerai matote, gerai girdite. Kaip suvalgę maisto nejaučiat jokio refliukso, jokio gastrito. Jums viskas labai gerai gaunasi su sveikata, tiesiog nuostabiai. Jūs nuostabiai jaučiate savo kūne. Ir iš to nuostabumo pajuskite, kaip jau svečius išleidę ir nepasibėdaboja apie sveikatą, o pasidžiaugia, kaip jūs esat sveiki, laimingi. Išaušus kitai dienai, jūs vykstate į nuostabų mylimą darbą, o jeigu jis yra iš namų, tai namuose ateinat į savo darbo kabinetą. Bet kuriuo atveju darbo kabinetą apžiūrėkime, bet prieš tai dar pajauskime didžiulę meilę, didžiulį norą ateiti dirbti, nes jūs dirbate visiškai su savo savirealizacijos aukščiausių planų suderintą darbą, ar tai būtų samdomas, ar tai būtų jūsų amatas, ar tai būtų jūsų verslas. Tiesiog pajauskite save tame darbo kabinete, kaip jūs nuostabiai jaučiatės. Dar pažiūrėkite, kad ant stalo kažkoks siurprizas paliktas jums. Kasgi galėjo čia jums atnešti ir ką jūs čia radote, susvajokite patys.
Gal tai darbuotojai paliko, kad jūs esate geriausia bosė arba jūs esate geriausias bosas. Ačiū Jums už tai. Gal tai Jūsų vaikas Jūsų namų darbo kabinete atnešė lapelį tokį. Parašė, mama, nepamiršk, kad tave myliu, arba tėti, nepamiršk, kad tave myliu. Pajauskite, kaip Jums gera savo darbinėje aplinkoje, kaip Jūs jaučiate, kad savo darbu padedate žmonėms ar gyvūnams ar žemės planetai. Pamatykite kiekvieną savo prasmę, savo indėlį, savo darbe. Žmonijai, gyvūnijai, augmenijai, žemės planetai. Suraskite savo svajonių darbę, savo misiją, kurią atliekate globaliąją prasme, ir pajauskite džiaugsmą bei dėkingumą už tai, kad Jūs galite save realizuoti šitame išmatavime, šitoje realybėje. Koks tai yra džiaugsmas. Ir kaip Jūs suvokiate, kad tai jau Jūs darote dabar, o ne kažkada ateityje, nes Jūs nežinote, kiek Jums liko laiko šitoje inkarnacijoje, šitam kūne. Todėl Jūs atliekate sprendimą, padarėte sprendimą dabar. Dabar aš priimu savo savirealizaciją aukščiausiam taške. Dabar aš priimu savo svajonių darbą aukščiausiam taške. Dabar aš šoku į savo svajonių darbą. Žiūrim savo darbo aplinką. Kiekvieną detalę. Visokių naudingų priemonių mums padedančių yra ten žmonių, galbūt jeigu Jūs dirbate kolektyve. Pajauskite, kaip gera dirbti mylimą darbą. Jausti, kad Jūs atlikote kažkam gerą darbą, jausti padėką. Jausti, kad Jūsų savirealizacijos misija yra įgyvendinama nuolat. Tai yra didžiausia dovana – dirbti savo mylimą darbą. Tada Jūs nežinos, nei kas yra depresija, nei kas yra liūdesys, nei kas yra nostalgija netgi, nei kas yra dar kažkokie liūdni dalykai. Jūs čia ir dabar esate linksmi, save realizavę, džiaugsmingi, dėkingi už tai, kad esate čia ir dabar, savo aukščiausiam savirealizacijos taške. O dabar dar kartelį užtvirtinimui. Grįžtame namo į tos savo susvajotus, gražiosius, nuostabiosius namus. Ir jeigu Jūs svajojate apie savo mylimą sielą, mylimą partnerį, tiesiog pravėrė duris, įkriskite į jo glėbį. Tas žmogus Jūs pasitinka. Jeigu yra tas mylimas žmogus jau dabar tas, kur jau Jūs norite, kad jis visada su Jumis būtų, jį irgi dėkite į šitą savo svajonę, lai jis ten būna su Jumis visada. Pajauskite, kaip apsikabina savo sielą, savo partnerį, savo antrą pusę, savo sielos dvynį. Geras susilietus akių žvilgsniais, geras susilietus kūnais, susikabinus rankomis. Kaip gera pajausti to žmogaus šilumą, kuris sutiko dalintis visu savimi, su Jumis šitoje inkarnacijoje. Kaip gera, kad tas žmogus yra. Kaip gera, kad susidėliojo visas aplinkybės, kurios suvedė Jūs su savo sielos žmogu. Sakoma, kad į šią inkarnaciją ateiname su palyda 128 sielų iš sielų monados, kur mes pajaučiame gyvendami realybėje, kad tai mūsų žmonės, mus nenumaldomai prie jų traukia. Tai įsivaizduokime, kaip mes sutikome savo sielą, mums labai gera kartu. Kaip mes sutinkame vis daugiau sielų iš savo sielos monados.
O dabar dar pabūkite savo svajonėje. Pakontempliuokite savo gyvenimą savo nuostabiam name. Ką jūs veikiate su savo mylimu žmogum, mylimais draugais, mylimais giminaičiais. Ką jūs veikiate? Tiesiog panirkite į savo realybę. Savo realybę, kurią dabar jūs susikūrėte.
Apgaukime kūrėjo meilės ir šviesa savo